Ką šiandien deginsim ant laužo? Jiem buvo geras čia pliuchas į snukį. Ko mes bijom pasakyti, kas yra kas ir padėti į jo vietą. Melo inkvizicija ant laužo jau ir YouTube kanale. Sunkiai toleruoju idiotus. Ir čia man kartais kantrybės pritrūks. Paskirkit celofaną kultūros ministru. Visi bus patenkinti. Kai melas plinta netramdomai ir net pasiekia kliedesių viršūnę. Šizoidinio tipo psichopatija. Čia jau grėsmingai. Ta prasme, tai, ką jinai turi. Visi konservatnikai gali būti teisiami ir atsidurti kalėjime. Aš turiu ženkliuką. Kai išgirstu, kad eina toks tekstas, aš uždedu ženkliuką. Mėšlas. Kai melo tiek daug ir kai jis interneto laidais plinta kaip maras. Jūs nesate tokie stiprus, kaip jūs galvojate. Jūs esate, kaip Tratas sakė, tie kiškiai. Nebelieka nieko kito, kaip tik jį identifikuoti ir padegti. Man atrodo, mes turim fantastišką teisinį pagrindą ir galim nuo to judėti toliau. O mes dabar stiprėjam, mes esam galingi. Gaukit Landsbergio numerį. Jau galiu gauti Landsbergio numerį, jau galiu gauti visų numerį. Buvo pažeistas baudžiamojo kodekso 170 straipsnis, 285 straipsnis. Čia garsiausių ir įtakingiausių nesuvaidinta akistata su melu. Susitikimo metu jinai jį užkrėtė. Gali būti, kad tas sindromas užkrėtas. Kaip čia šitas Arlauskas, man atrodo, tas bičas, kuris kalbėjo. Anekdotų karalius. Jis apie karves dažniausiai pasakoja anekdotus. Čia mano nuomonė. Mano nuomonė. Aš dabar kartosiu ir kartosiu, nes tai dabar jau mano nuomonė. Čia nėra objektyvumo, nėra žodžių mano nuomonė. Mano nuomonė. Žodžio laisvė, nes laisvės melui negali būti. Užsukai, uždarei ir padėjai į lauko tualetą. Melą įveikti padedate jūs. Jūsų kariuomenė neįtikėtinai auga, todėl ir liepsnos didėja. Nenusimažinkim ir nenusimenkinkim. Sekite, prenumeruokite, dalinkitės. Tokiu būdu kiekvienas iš jūsų auginate melą deginančią ugnį.